Sveiki atvykę į šį YouTube kanalą. Šis YouTube kanalas Jėzaus širdis laukia jūsų dovanų ir dovanoja jums dangiškus meilės laiškus, kuriuos mums tada ir dabar siuntė mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir švenčiausiosios mergelės Marijos, kad galėtume tinkamai pasiruošti dangiškoms vestuvėms. Avinėlio Dievas, šiandien pristatome Dievo žodį ištartą mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus per šventąją Rumunijos Virdžiniją. Dievo žodis apie Antikristą ir apokaliptinį žvėrį vienas dalis, o mano tauta, aš gimiau prieš 2000 metų skurdžioje ėdžiose, jaučiu tvarte, kad augčiau kaip žmogus, kad šėtonas nepažintų manęs, kad atėjau gelbėti žmogaus. Erodas supyko ir atėjo manęs nužudyti, o būdamas aklas nužudė 14 000 kūdikių. O kaip buvo atimti mano dienas, kai aš esu dienų ir naktų viešpats, kai esu gyvenimo viešpats? O mano vaikai, mano gėlės, šiandien manęs daugiau nei tada ieško kiti pikti žmonės. Cezaris pavydolių galva per savo Antikristo tarnus ieško manęs, kad atimčiau man gyvybę, bet labiausiai mane skaudina tai, kad mano bažnyčioje, tarp mano šventojo altoriaus tarnų, yra daug pavydolių ir jie ieškai manęs. Tas vienas iš praeities manęs nerado, nes mane apdengė tėvas, bet tie, kurie sėdi mano bažnyčioje, visada smeigia mane savo darbais ir jiems užtenka ir tarnauja ciesoriui. Jiems bus gėda, kad aš, ką turiu įvykdyti, įvykdysiu, nors ir liksiu be altorių tarnų. O mano vaikai, nežiūrėkite į saulę, kad jums atrodytų, jog diena ilga ir dar turite laiko bei atgailos pasiruošti, kad nežinote nei dienos, nei valandos, kada būsite pašaukti. Atgailaukite, mano vaikai, kad jūsų užmokestis toks didelis. O jei jūsų akis matytų juos visus, nebevalgytumėte, nebegertumėte ir kovotumėte už gyvybę, už aukštumas tėvo namuose ir kur kiekvieno jūsų laukia tėvas, bet žinokite, kad jūsų nedaug mažai. Mano avys tai karūna, kurią aš užsidėjau jums, mano vaikai, visam pasauliui ir tiems, kurie gieda man, ir tiems, kurie mane keikia. Bet kiekvienas gaus atlyginimą pagal savo darbą. Mano dalgis sulūžo ir aš neturiu su kuo pjauti. Mano meškerė sulūžusi ir neturiu kuo gaudyti žuvies, supranti, kokia žuvis. Mano vaikai, aš nusileidau iš dangaus į žemę pagauti žuvies, nusileidau padauginti žuvies, bet štai daugėja gyvačių. Antikristas kovoja su manimi, nori užgesinti mano darbą, mano šviesą nuo žemės. Ar tu to nematai? Pamatysite jį, kai žlugs bažnyčia ir žlugs kunigystė ir daugelis tada bus vadinami išmintingais. Artėja valanda, tėve, kai nebegalėsi nei pirkti, nei parduoti be antspaudo, bet tu, mano vaikai, nepasiduok, nes ir aš tau nepasiduodu. Turėkite vilties ir tikėjimo, kad jokių būdų nemirsite badu. Vaikai, kai esate teisiami, nesijaudinkite, nes viskas ateina iš viršaus, iš šventosios dvasios. Vaikai, nebijokite, nes bijantys negali patekti į Dievo karalystę. Mano dvasia, kuri atlieka darbą, sukūrė sargybą, kad tu nebebijotum. Aš nebijojau. Šventieji nebijojo. Apsivilk tikėjimo drabužį, ar supranti? O jei aš įdėsiu savo indą į ugnį ir vis tiek nepaliksiu tavęs, kol neparodysiu, kol neapšviesiu, kad šviesa pražus, o tu būsi šviesa, mano tauta. Sakau jums, kad nebūkite silpni maldoje. Tai Antikristo laikas. Antikristas veikia nematomas, jis turi tarnų, kurie bėga nuo žmogaus prie žmogaus ir liepia žmogui apleisti Dievą, dangaus ir žemės kūrėją. Mano tauta, neapleisk manęs, nes aš neapleisiu tavęs. O kur yra pasaulis, dėl kurio buvau nukryžiuotas, pasaulis, už kurį nešu kryžių, už kurį nešioju erškėčių vainiką? Kur sūnus, dėl kurių verkiau ant kryžiaus? Velnias giriasi jais, kad jie vykdo jo valią. Jis nebuvo nukryžiuotas, nekentėjo. Jis skriaudžia visus ir visi jį myli ir vykdo jo nešvarę valią. O man skauda šitą žemę, kurioje pilna abortuotų ir išmestų vaikų. Išmintingesni yra visi gyviai ir gyvūnai, gyvenantys žemėje, nei motinos, nei tėvai, kurie daro šios bjaurius, nešvarius ir garsius dalykus danguje. Gydytojų šeima tapo mėsininkais. Moterys stovi eilėje kaip duona, tegul ateina jų eilė. Kaip galiu žiūrėti į šį nekaltų kraujų suteptą dirvą? Štai velnias yra mėsininkas ir ragina pasaulį. Bet pasaulis klauso, tūkstančiai ir milijonai sielų skerdžiami kas valandą.
Sūnums daugelis prašė savo dalies ir išėjo į pasaulį. Štai šėtonas ateina prieš mano tėvą ir sako, kad kiekvienas jam tarnauja per sutepimą ir per nekrikštytus vaikus, kurie turi būti apvalyti ir pašventinti, nes jie tarnauja šėtonui. Jūs žinote, kad daugelis tarnauja ir Dievui, ir jam šėtonas, jie eina į bažnyčią ir garbina, taip pat jie eina į barą ir girtauja, keikiasi ir kalba nešvankius ir nešvarius žodžius. Daugelis praeina pro mano kryžių ir nusilenkia, eina ir keikia. Antikristas kovoja su krikščionimis. Antikristas veikia Dievo būdu ir įeina į bažnyčią ir įeina į altorių. Bet tu laikykis tvirtai. Aš prašiau tėvą, kad parodytų mane kūne, kad jūs dar kartą nepultumėte. Didelis badas ateina, bet aš vis kalbu su tavimi, vis nusileisiu pasikalbėti. Aš nusileisiu ir duosiu tau kviečių sėklą pasėti, mano tauta, bet nemesk jos į jokią žemę. Pasirinkite dirvą, kad gera dirva galėtų duoti vaisių. Sėkla taps ausimi, iš vienos ausies bus pagamintas kilogramas, nuo 1 kilogramo bus daug ir daugės, ir jūs gaminsite duoną ir pamaitinsite pasaulį. Ir vėl nusileisiu, kad duočiau tau kitą sėklą. Ar žinai, kokia sėkla? Vynuogių sėkla. Ir vynmedis išaugins vynmedį, vynmedis išaugins kekės ir svaro vynuogės, ir išeis daug vyno. Mano tauta, pasekite ją į gerą žemę, kad ji duotų vaisių, nes ji duos daug vaisių, bet nebus kam jo gerti. Sūnau, ar tu supranti, kas yra ši paslaptis? Mano žmonės, ar žinote Antikristo ženklus? Tai yra apostazė, šventosios trejybės, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios neigimas ir švento darbo neigimas. O, yra dar vienas ženklas, yra dar kažkas. Pirmasis ženklas yra apostazė, o antrasis – ikonų ir maldos pašalinimas iš mokyklų, o trečiasis ženklas – Dievo namų apleista. Štai pamatinis akmuo, o jo viduryje – nedorybė. Aš nusprendžiau, tėve, sunaikinti velnią nuo žemės ir kad ir kur būtų jo įrankis, ar miestas, ar namas, ar bažnyčia. Sunaikinsiu, jei rasiu jame velnio įrankį. Tokio įstatymo nebuvo nuo amžių. Kai buvau kūne, buvo piktas įstatymas, bet ne toks, kaip dabar. Tada tai buvo vienas skaičius, dabar kitas skaičius. O Liucifer, žmogus meldžiasi Dievui, o tu sustabdai jo maldą. Būkite pasiruošę, pašalinkite iš savęs vardą ir Antikristo pėdsakus. Iki šiol ne vienas krikščionis negalėjo gyventi nelaikydamas rankoje Antikristo kariuomenės. Ateityje tas, kuris turi Antikristo ženklą, negalės stovėti su manimi. Vaikai, kas ateis? Visi, kurie sugriovė ir paniekino mano daiktus, visi pražus, nieko neliks. Atkreipk dėmesį į tai, ką tau sakiau. Nes tu nebūsi su manimi, nes aš tau to nesakiau iki šiol, kad neleisiu tavęs arti savęs su šiais ženklais ir skaičiais. 666, kodėl aš visada ateinu pas tave? Niekas tavęs nebepriima. Tu nuėjai į bažnyčią, aukei šventas mišias, garbinai, o tas klebonas neištiesė rankos paglostyti tavo veido ir nieko nesakė apie tavo stiprinimą, o sakei taip, tegul jis išeina į pasaulį. Darbe, ant tiltų ir gamyklose. Pykstu, tėve, nes jūs našlaičiai, o mano vaikai, nepražūkite dėl darbo ar dėl duonos kepalo. Leisk jiems žūti, Antikristas. Tai šios dienos pranešimo pabaiga, te laimina jūs Dievas ir tegul esate šalia savo švenčiausios širdies. Amen.